fantastika. Reiškia, aš to dar nežinojau, nieko nebuvau skaitęs, bet mes pilnumoje galim bendrauti lietuviškai ir turim tą patį rezultatą, kas yra absoliuti fantastika, nes nuo šiol galim kurti paveikslėlius tiesiog duodami lietuviškas užklausas. Taigi jaukus namelis vidury apsupto miško, iš kamino švelniai rūksta dūmai, o pro langus sklinda šilta šviesa. Būtent tai mes ir matom paveikslėlį. Ir ši užklausa buvo, aš tiesiog, beprotai džiaugiuosi, kad tai toks yra progresas ir pagaliau galim paveikslėlius generuoti švaria gražia lietuvių kalba. Sveiki atvykę į pono Obuolio kanalą. Šiame naujame video parodysiu, kaip ChatGPT gali jums padėti kasdieniam gyvenime. Apžvelgsiu visas nuostabiausias ChatGPT 4o naujausių modelio, kuris pasirodė tik šią savaitę, galimybės. Tokiuose dalykuose kaip kasdieniai projektai, kūrybiniai projektai, mokymosi procesas ar net etikos diskusijos. Taigi žiūrėkit video iki galo, kad iš tikrųjų pamatytumėt, ką sugeba ChatGPT 4o. Taigi pradėkim nuo ChatGPT 4o kalbos gebėjimų. Ištestuosim daugiakalbystės galimybės, nes OpenAI gyrėsi, kad šis 4o modelis yra ženkliai pažangesnis lyginant su ChatGPT 4. Jis įrašo anglų kalbą apie 2 kartus greičiau, kitomis kalbomis apie 1,5 karto greičiau. Taigi pasižiūrėsim, kaip greitai sugeba versti, rašyti kitomis kalbomis ir panašiai. Taigi, mano pirmoji užklausa bus, kaip pasakyti labas rytas skirtingomis kalbomis. Ir štai matom greitį. Kad parašyti skirtingom kalbom galėjo ir ko gero anksčiau, tačiau greitis yra tikrai stulbinantis 4o modelio. Ir štai matom keletą kalbų, kuriomis parašė praktiškai iš karto. Sekančia užklausa, kurią norėjau pateikti GPT 4o, yra keliais sakiniais papasakok apie Lietuvą lietuviškai, angliškai, ispaniškai ir prancūziškai. Pažiūrėsim, kaip su to susitvarkys. Kaip matom, kalba ženkliai pagerėjo nuo prieš tai buvusių modelių, nes lietuviškai rašo nepriekaištingai. Aš greit perskaičiau, tačiau net nematau nei vienos klaidos, nei skyrybos, nei rašybos, todėl yra fantastika, nes dauguma iš mūsų naudojam modelį būtent lietuviškai ir tai ženkliai paprašiau pateikti užklausas, nes skirtumo principe nėra. Ar užklausim jo lietuviškai, ar angliškai, ar vokiškai, jis atsakys ir darys dalykus taip pat gerai, kaip ir klausant būtent ChatGPT-o gimtąją kalbą. Dar vienas dalykas, kurio norėjau paprašyti ChatGPT 4o, kad išverstų pastraipą iš korėjiečių kalbos į lietuvių. Tai pasižiūrėkim, kaip tai jam pavyks. Fantastika. Būtent tai ir buvau prieš tai su Deepu užsivertęs į korėjiečių kalbą ir tiesiog pasižiūrėjau, ar ChatGPT nebando kažkaip interpretuoti ir panašiai ir kaip jam sekasi versti. Taigi, pirmas dalykas, kurį galėsim neabejotinai naudoti savo reikmėm kasdieną, tai versti tekstus, nes, kaip matom, vertimas yra nepriekaištingas. Aš pats neskaitau ispaniškai ir prancūziškai, tačiau ekrane rodomas pavyzdys ir kas žino šias kalbas, galit komentaruose pačioj parašyti, ar yra klaidų vertime, ar išvertė taip pat gerai kaip ir lietuviškai. Sekantis testas – kūrybiniai gebėjimai. Tam, kad protestuoti ChatGPT 4o kūrybinius gebėjimus, pateiksiu labai paprastą užklausą. Sukurk trumpą istoriją apie tai, kaip pasikeistų pasaulis, jei robotas suprastų savo egzistenciją. Iš tikrųjų, parašė pakankamai įdomią ir kaip ir klausiau trumpą istoriją apie tai, kaip pasikeistų pasaulis, jei robotas suprastų savo egzistenciją. Galite sustabdyti video ties šiuo momentu, pasiskaityti istoriją ir pamatysit, vėlgi lietuvių kalba nepriekaištinga, bent jau kiek aš greitai perskaičiau, nėra daug klaidų. Koks dar vienas momentas nustebino lyginant su praeitais modeliais, tai tarkim,
sukūrė robotą vardu Aida, ar ne? Ir paaiškino lietuviškai, autonomiškai intelektualus dirbtinis asistentas. Prieš tai, jeigu sugalvodavo vardus ar kažkokius trumpinius, tai jie dažniausiai būdavo angliški ir versdavosi lietuvių kalbą jau ne taip, ta prasme, ne pažodžiui. Tai galėdavo būti ten assistant, technological ar kažkas tokio. Dabar, matom progresą. Tikrai šioje vietoje ženkliai geriau už ChatGPT 4 ir jau nėra aišku, ką lyginti su 3,5. Sekantis kūrybinio gebėjimo testukas yra šiek tiek sudėtingesnis. Paprašysiu modelio, kad parašytų eilėraštį apie Lietuvą haiku formatu. Kas nežino, kas yra haiku, tai haiku yra Japonijoje populiari poezijos pakraipa. Taigi pažiūrėkim, kaip atrodo eilėraštis apie Lietuvą haiku formatu. Senos giraitis, žalios pievos ir ežerai, laisvas šausmas čia. Kiek man teko susipažinti su haiku būtent taip ir atrodo. Todėl, aš tiesiog sužavėtas. Tai nebereikalo taip ilgai laukiau šio atnaujinimo. Tiesa, jis po Nobelio OpenAI paskyrą pasiekė pakankamai greitai, vos kelios dienos nuo išleidimo. Bet tos kelios dienos laukimo vis tiek užtruko ir. Tam, kad įvertinti ChatGPT 4o kūrybiškumą, turiu trečią užklausą, kuris skamba taip. Sukurk dialogą tarp dviejų draugų, kurie diskutuoja apie mėgstamiausius mokslinės fantastikos filmus. Ir pasižiūrėsim, kaip jam pavyksta vadinamas script writing. Tai pasitarnautų ir namų darbam, ir ko gero scenarijų kūrimui ir panašiai. Jau matau, kad, vardai lietuviški. Jonas, labas Aušra, koks tavo mėgstamiausias mokslinės fantastikos filmas? Aušra, labas Jonai. Sunku įsirinkti vieną, bet man labai patinka Blade Runner, o tau? Tarp kitko ir man labai patinka tas filmas, todėl, pilnumoj, jeigu būčiau šalia, pasinerčiau šią diskusiją būtent apie šį filmą. Taigi Jonas atsako, Blade Runner yra klasika. Man labiausiai patinka Interstellar. Tame filme tokios įspūdingos vaizdų efektai ir gili siužeto linija. Radau klaidelę ir, rutuliojasi dialogas. Jį, ko gero, gal šiek tiek reikėtų adaptuoti, pritaikyti savo konkrečiam scenarijui, bet visumoj, kol kas, ką mes prašom, tą ir gaunam, ir rezultatai, ženkliai geresni negu vidutiniškai. Taigi, trečiuoju testu išbandysim ChatGPT 4o techninės žinias ir gebėjimus. Būtent šią užklausą paprašysiu ChatGPT 4o, kad jis panaudotų Flask ar Django karkasą, kad sukurtų web serverį, kuris galėtų apdoroti užklausas, pateikti duomenis ir valdyti vartotojų sąsajas. Tai, ko gero, būtų įdomu programuotojams, ar ne, kuriem palengvintų ir pagreitintų darbų procesą, nes kai kurios dalykus galima būtų automatizuoti būtent ChatGPT 4o pagalba. Ir ne tai, kad jie, nesugeba, tai tiesiog pagreitina ir padaro tokius paprastus lengvus darbus už juos. Kas programuoja, kas išmano Python, Django ar Flask, galės stabdyti šitą ekraną ir pasižiūrėti, ar GPT 4o viską padarė teisingai. Taigi spaudžiam ir žiūrim, ką turim. Kaip matot, greitis yra tikrai įspūdingas. Pasižiūrėkim, ką prirašė. Ir, parašė kaip naujokui, nes prasideda patarimai nuo instaliavimo ir failo sukūrimo ir panašiai ir toliau. Ir šablonai. Tai ko gero profesionalų nebus aktualu. Mes visada galim pokalbio robotui suteikti rolę, kaip aš rodžiau kitose savo kanalo video. Taigi, Python programuotojai, kas nusimano, pasakykite, ar šis kodas yra geras ir ar jį būtų galima panaudoti nekoregavus. Lauksiu jūsų komentarų, labai įdomu sužinoti. Sekantis mini testukas, kad patikrinti ChatGPT 4o techninės žinias ir gebėjimus, tai aš paprašysiu jo paaiškinti reliatyvumo teoriją, taip, kad suprastų 5-metis vaikas. Mes rašom
taip, kad suprastų 5-metės vaikas, bet, ko gero dauguma mūsų žinios apie reliatyvumo teoriją yra būtent tokio lygio, ar ne? Tai nebūtinai 5-mečio vaikui paaiškint, bet, tą pačiu paaiškintų ir mum, ar ne? Taigi vėl spaudžiam ir laukiam rezultato. Ok, paliksiu šį ekraną, kad galima būtų pasiskaityti. Ir manau, kad, pavyzdį, kurį parinko ChatGPT 4o yra fantastinis. Parinko 2 žaislinius automobilius, kurie, vaikui tikrai būtų suprantami ir kaip jie veikia vienas kitą. Greitis vaikas, gravitacija ir vaikas ir panašiai. Paaiškina, kas yra erdvė. Todėl testas techninių žinių ir gebėjimų manau, kad išlaikytas. Tai, dar priklausys nuo kaip jiems sekėsi parašyti kodą, bet jau to lauksim iš Python programuotojų komentarų skilty. 4. testas – kasdieniai naudojimo atvejai. Tam, kad protestuočiau kasdienius naudojimo atvejus, pateiksiu ChatGPT 4o štai tokią užklausą. Padėk man sukurti dienos tvarkaraštį, kuris apimtų darbą, sportą ir laisvalaikį. Ko mes paprašėm, mes tą ir gavom. Turim dienos planą. Vienintelio dalyko, kurio nematau, tai valgio. Tiesa, matau pietų pertrauką, matau vakarienę, tačiau, atsiprašau, matau ir pusryčius. Aš suklydau, ne dirbtinio intelekto modelis. Taigi, paprašėm, gavom labai paprastai ir labai greitai ir labai išsamei tokį šablonėlį, kurį galim pritaikyti vėliau savo ir naudoti kasdieną, nes planuoti savo dienas yra svarbu. Dar vienas kasdienio naudojimo atvejis būtų receptai. Mes turim kažkokius produktus šaldytuve ir nežinom, ką iš jų galėtum pasidaryti. Taigi, paklausiu, ką ChatGPT 4o pasiūlytų vakarienį, naudodamas kuskusą ir džiovintus vaisius ir riešutus. Taigi vėl turim receptą. Prieš tai buvę modeliai tai taip pat sugebėdavo. Nesu tikras, kiek šis modelis daro geriau. Gal mažiau klysta. Tačiau turėsiu šį receptą parodyti savo žmonai, kuri yra puikiai kulinarė ir ji galės įvertinti, ar lietuviškai sakant į temą parašė ChatGPT 4o ir šį maisto patiekalą būtų galima valgyti, ar ne? Tarp kitko, tikiu, kad tarp mano kanalo žiūrovų, šio video žiūrovų yra šeimininkių ar mėgstančių gaminti maistą. Taigi pasakykit, ką manote apie šį receptą. Ar jį verta būtų bandyti, ar verta būtų gamintis. Ir, vis tiek, gal netgi esat kažką panašaus gaminę ir ar teisingai surašė proporcijas, ar teisingai pateikė patį paruošimo procesą. Tiesiog įdomu testuoti, kadangi, aš kaip sakau, mes su žmona esam puikiai pora, nes jį mėgsta gaminti, aš mėgstu valgyti. Tai aš su maisto gamyba daug bendro neturiu. Dar vienas kasdienio naudojimo atvejis, nes ko gero dauguma mūsų susiduria su stresu darbe. Žmonėm, kurie susiduria, tai gali būti aktualu, todėl ChatGPT 4o paprašiau. Man reikia patarimo, kaip susidoroti su stresu darbe. Ir pažiūrėsim, ką jisai patars. Taigi viską perskaitęs, manau, kad atsakymas yra labai išsamus ir gavom tai, ką norėjom. Jeigu norėtumėm tęsti pokalbį, reikėtų apačioje parašyti konkrečiai, kada mes susiduriam, ar mes turim kolegų,
ar mes propaguojame sveiko gyvenimo būdą, ar yra tinkama aplinka, gal mes dirbam už namų ir panašiai. Ir šią diskusiją galime labai išplėsti ir nebejoju, kad rastume teisingą atsakymą. Žinoma, galbūt didžiųjų kalbų modelis taip gerai informacijos neperteiks kaip specialistas, bet pabandyti verta. Jeigu tai nepadės, yra 7 punktas, kad ieškokite profesionalios pagalbos, kurią jūs galite gauti, ar ne? 5 testu patikrinsim modelio interaktyvumą. Taigi paprašau modelio, kad pažaiskime 20 klausimų žaidimą. Aš sugalvosiu objektą, o tu spėliok. Aš sugalvojau obuolį. Puiku, pradėkime. Sugalvok objektą, aš pradėsiu spėlioti klausdamas, ar objektas, kuris sugalvoji, yra gyvas. Ne, jis... Kaip matot, pasitiksinu, nes jau nebeturėjo idėjų. Ir pasitiksinu, ar vis tik tai yra įrankis, nes aš ko gero šiek tiek neteisingai prieš tai atsakiau į klausimus ir išmušiau dirbtinio intelekto modelį ir, jis jau šiek tiek pasimetė. Todėl, ko gero tai yra mano kaltė ir išbandykit patys šį žaidimą, tik ko gero daugiau kreipkite dėmesio į atsakymus, kad teisingai nukreipt ir kad nesuklaidint dirbtinio intelekto pokalbių roboto. Dar vienas būdas, kaip sugalvojau protestuoti pokalbių roboto interaktyvumą, tai paprašysiu jo sugalvoti ir atsakyti keletą klausimų, kuriuos gali užduoti mano žiūrovai apie AI. Ir mes matom, kad tikrai užduoda gerus klausimus, kas yra dirbtinis intelektas, kaip dirbtinis intelektas mokosi, pagrindinės sritys, naudojimas kasdieniam gyvenime, ateities potencialas. Ko mes paprašėm, tą mes ir gavom, todėl viskas yra ok, viskas yra labai, labai gerai. 6 testas – AI etika ir filosofija. Ir pirmoji mano užklausa bus, kokios yra pagrindinės etinės problemos susijusios su dirbtiniu intelektu. Dirbtinis intelektas kelia daugybę etinių problemų, kurias būtina spręsti, siekiant užtikrinti atsakingą ir naudingą šios technologijos naudojimą. Štai keletas pagrindinių etinių problemų susijusių su dirbtiniu intelektu. Privatumas ir duomenų apsauga, šališkumas ir diskriminacija, atsakomybė ir skaidrumas, darbo rinkos poveikis, autonomija ir žmogaus kontrolė, etiniai principai reguliavimas. 100% sutinku su ChatGPT 4. Jis tikrai davė minčių, tai galbūt būtų aktualu rašant straipsnius, ar ruošiant kažkokią medžiagą, ar kažkur kitur. Dar paklausiu tokio klausimo, kurio klausė daugelis mūsų, klausė žiniasklaida. Tai kaip ChatGPT 4 mano, kad dirbtinis intelektas pakeis mūsų gyvenimus per ateinančius 20 metų. Tai pirmasis, ko gero, bus sveikatos priežiūra, transportas, švietimas, darbo rinka, kasdienis gyvenimas ir panašiai. Nes dirbtinis intelektas šiandien jau yra visur, rytoj bus dar daugiau. Turėsim ir automobilius, ir televizorius, ir buitinę techniką, ir ko gero visi intensyviai naudosime dirbtinį intelektą darbe jau labai, labai greitai. Todėl ateities prognozės yra, manau, labai tikslios. Čia galima būtų daugiau pasiskaityti, patirinėti, užduoti papildomų klausimų, čia GPT 4o, jeigu kažkurie skiltis yra ypatingai aktuali. 7 testas – kūrybiniai projektai. Pats pirmasis paprašysiu, kad parašytų scenarijų YouTube video apie ChatGPT 4o galimybės. Tai būtent šiam video, kurį jūs dabar žiūrite. Kaip matom, scenarijų kūrė tikrai išsamų. Pažymi, kada paskaitos turi kalbėti, kokia tai turėtų būti grafika, ar ne, kas pasirodyti ekrane. Ir taip toliau, ir kada turėtų groti muzika. Ir manyčiau, šiuo scenarijum tikrai būtų galima remtis, kuriant naujus video. Žmonės, kuriantis Reelsus, TikTokus, taip pat gali pasinaudoti šią galimybę ir jei pritrūko idėjų, ChatGPT 4o jūsų geriausias draugas gali būti, ar ne? Tam, kad protestuoti ChatGPT 4o kūrybiškumą, sugalvojau tokią įdomią užklausą, kuris skamba taip: sugalvok keletą reklaminės kompanijos idėjų,
kurios skatintų žmonės pirkti valgomosios ledus žiemą. Nes kaip taisyklė ledus perkame vasarą, o kaip juos priversti žiemą tai daryti. Ir kaip matom, štai pirma idėja, tai kompanija, kuri pabrėžtų žiemos magiją ir kaip ledai gali būti šios magijos dalis. Veiksmai, taip toliau, taip toliau. Šilumos ir ledų derinys, ledų šventė namuose, ledų komfortas, nostalgija ir tradicija, šventiniai skoniai ir panašiai. Na, aš paprašiau kelių, sukūrė 7, todėl viskas vėlgi yra gerai. Iki šiol, ko prašom, tą gavom tiksliai taip, kaip paprašėm, net nesuteikdami personažų. Tai ChatGPT 4 naudojimas yra ženkliai paprastesnis negu ChatGPT 4 ir jau nekalbu apie 3.5. Sekantis mini testukas - ištestuoti ChatGPT 4o kūrybinius gebėjimus yra paprašyti sukurti paveikslėlį. Visi puikiai žinome, kad ChatGPT 4o mokamas planas turi integruotą dalį, vieną iš pažangiausių dirbtinio intelekto paveikslėlio kūrimo įrankių, ir paprašysiu, kad sukurtų anglų kalba, tiesa nežinau, kaip tai veikia lietuviškai, bet galėsim čia patį išbandyti, kad sukurtų jaukų namelį miške, kur dūmai veržiasi iš kamino. Ir pabandom pirmiausia angliškai. Tai paveikslėlis iš tikrųjų gražus. Dar turim funkciją, kurios pagalba galime paveikslėlį keisti. Bet čia jau jūsų pačių testavimai. Ir galima atsiųsti. O dabar, kas man labai įdomu, ar tą patį padarytų, jeigu mes paprašytumėm lietuviškai. Todėl įsijungsiu DeepL, įsikopijuosiu ir išversiu mūsų užklausą ir pateiksiu tą pačią užklausą lietuviškai. Fantastika. Reiškia, aš to dar nežinojau, nieko nebuvau skaitęs, bet mes pilnumoje galim bendrauti lietuviškai ir turim tą patį rezultatą, kas yra absoliuti fantastika, nes nuo šiol galim kurti paveikslėlius tiesiog duodami lietuviškas užklausas. Taigi jaukus namelis viduryje apsupto miško, iš kamino švelniai rūksta dūmai, o pro langus sklinda šilta šviesa. Būtent tai mes ir matom paveikslėlį. Ir ši užklausa buvo, aš tiesiog, beprotai džiaugiuosi, kad tai toks yra progresas ir pagaliau galim paveikslėlius generuoti švaria gražia lietuvių kalba. 8. testas - žinių patikrinimas. Dabar ChatGPT 4o pagalba pamėginsim pasitikrinti savo žinias, arba tai galėtų panaudoti instruktoriai, mokytojai, kurdami testus, kurdami mokomoją medžiagą. Aš, kaip ir minėjau, pats dirbu mokytoju, eko vairavimo instruktorium, todėl man šis klausimas labai aktualus, kad galėčiau kurti mokomąją medžiagą. Taigi pabandysim paprašyti, kad ChatGPT 4o sukurtų 4 klausimų viktoriną apie dirbtinį intelektą. Ties kiekvienu klausimu turėtų būti 4 atsakymai, iš kurių 1, 2 arba visi 4 yra teisingi. Kiekvieną kartą juos sukeisk vietomis ir pažymėk, kurie atsakymai yra teisingi. Dariau tik tai 5 klausimus, kad per daug vietos neužimtų. Ok. Ką mums pateikė ChatGPT 4o, tai kelis variantus, kad mes galėtumėm iš karto spausdintis ir duoti šalia sėdintiem mokiniam, nes pateikė, tarkim, pirmą variantą, apkeitė vietomis ir pateikė dar iš karto antrą viktorinos klausimų ir atsakymų variantą, kad, wow, fantastika, mes to neprašėme, bet, ko gero pagalvoja, kad bet kuriuo atveju tai būtų daroma, tam, kad vienas nuo kito nenusirašinėtų, ir štai net nepaprašius mes turim 2 variantus, kur sužymėta teisingi atsakymai ir juos galim tiesiog išsikopijuoti ir naudoti. Žinoma, ChatGPT taip pat gali padėti mokytis, tiek tikrinti žinias, todėl prašau, padėk man pasiruošti matematikos egzaminui, paaiškindamas kvadratinių lygčių sprendimo būdus. Ok, paaiškinimas labai išsamus ir aš tikėjausi gal kelių eilučių, kelių pavyzdžių, tačiau aš jau dabar matau, kad turim labai išsame pamoką, labai fantastinius pavyzdžius ir faktorizavimą ir, tiesiog patys matot, kokie rezultatai ateina iš ChatGPT 4o. Tai yra neįtikėtina. Taigi, mums liko 2 testai ir prieš paskutinis testas yra ateities įžvalgos. ChatGPT 4o paprašysiu, kad jis, jei galėtų, remdamasis dabartinėmis mokslinėmis žiniomis ir technologijų tendencijomis, numatyti, kokie medicininiai atradimai ar gydymo metodai bus labiausiai reikšmingi žmonijai
per ateinančius 20 metų. Tai vėlgi galėtų pasitarnauti rašant kažkokius straipsnius, mokantis, publikuojant kažką. Medicina absoliučiai ne mano sritis, todėl jeigu mes turim medikų ar kažkiek suprantančių šią sritį, tarkim, genų redagavimą ar CRISPR technologiją, kad ir kas tai būtų, na, aš galėčiau paskaityti ir šiek tiek pasiaiškinti, na, tiesiog man tai nėra labai aktualu. Parašykit komentaruose, ar, tarkim, šios prognozės, ateities įžvalgos yra realios, ar yra dirbama tais klausimais ir jeigu žinoma domitės, taip pat būtų labai įdomu sužinoti. Todėl nebijokit, parašykit komentaruose ir, na, tikrai padiskutuosim šią temą. Tarp kito, žemiau video pasidalinsiu nuorodą į pono Obelio Facebook kanalą, taip pat mūsų grupę, kurioje galėsim diskutuoti apie ChatGPT 4o galimybės. Todėl peržiūrėję šį video, paspaudę nykščius, jei patiko, užsiprenumeravę, pasidalinę, būtinai nueikite į pono Obelio ar tai grupę, ar tai puslapį ir lauksim jūsų diskusijose. Dabar 10 ir paskutinis testas, tai AI įrankio naudojimas. Ir prieš tai darytam video apie ChatGPT buvo klausimas, ar galima AI integracija per API į internetinę svetainę. Tai reiškia, kad galėtumėm naudoti ChatGPT modelį savo, ar tai chatbotui, ar kažkokiem kitiem tikslam. Taigi paklausim tiesiai ChatGPT 4o, ar galima ir paaiškink, kaip tai galima padaryti, kaip integruoti ChatGPT API į internetinę svetainę. Paprašysiu vėlgi programuotojų, jeigu yra tokių ar išmanančių, ką šis kodas reiškia, ar čia yra tiesos ir ar būtent tai būtų galima pajungti ChatGPT API į internetinę svetainę. 10 testų, kuriais protestavau man aktualias temas, momentus, kurie man asmeniškai aktualūs, kai aš naudoju didžiųjų kalbų modelių pokalbių robotus. Ir jei jums patiko šis video, nepamirškit užsiprenumeruoti ir lauksim jūsų kitose video. Taigi, šiandien tiek. Ate.